Vasario 16 ir šiandieną, kada mes esame Palangoje ir kada tu vaikštai po Palangą ir kai tu žinai, kokią įtaką turėjo Palangoje buvę, mokėsi vasario 16 signatarai, jeigu mes pažiūrėsime Šauliai, pažiūrėsime tiek Jurgis, Kazimieras, mes paimsime Kairį, netgi tą patį Antanas Smetonas. Tai iš tikrųjų ko gero klausimas, kiek yra žinančių žmonių Lietuvoje, kad Antanas Smetona iš esmės taigi gimė yra Ukmergės rajone, bet mokėsi Palangos progimnazijoje. Tiek Kazimieras, tiek Jurgis, tiek sakau, tiek ir Kairys irgi, ir Šauliai irgi, jeigu pažiūrėsim, tai jie irgi visi mokėsi Palangos progimnazijai. Ir kada aš dabar būnu, iš tikrųjų pakankamai daug gyvenu Palangoje ir kada aš vaikštau po senąją Palangą, ne po naują, bet po seną, ir tu supranti, kur ta dvasia ir kur ta jėga buvo pasisemta ir iš kur jinai paimta. Ir ne veltui aš atsimenu, kada mes kūrėm partijos pavadinimą, man dėl ko ir gimė Nemuno aušra, tai yra Basanavičius. Grįžkime į tuos laikus, tai jeigu ne šitie vyrai ir jeigu jų neužsispyrimas, nemeilė valstybei, kalbai, kultūrai, tradicijai, papročiams, tai ko gero klausimas ar būtų buvusi vasario 16, ne? Nes mes taip, ant klaustuko. Buvo tie, kurie iš tikrųjų netikėjo, buvo tie, kurie Lietuvą pardavinėjo ir buvo tie, kurie norėjo ją sukurti. Bet kartais man keista yra matyti Lietuvoje, kad, KGBistai, mūsų tie vadinami, jie vasario 16 jie tiesiog mėgina pasimti savo. Ir taip man aš net kalbu, apie ką jūs čia kalbat. Ir šiandien net kartais žmonės, kurie kalba iš tribūnų apie vasario 16 ir kai tu matai, ką jie darė tarybiniais laikais, kokias pareigas užėmė, tai jie nėra vasario 16-osios idėjiniai lyderiai. Ir matyti tą vasario 16 ir po to po pasaulį pasklidęs tas, garsas, jeigu galima sakyti, idėja, kad yra Lietuvoje, yra tokie žmonės, kurie iš tikrųjų tą padarė, tai mes esam didvyriai ir to reikėtų labai džiaugtis. Kas tokio Lietuvai yra svarbu, ne? Jeigu mes pažiūrėsime, tai vasario 16, tai yra 41 metai birželio mėnuo trėmimai, tai yra žudymai, kankinimai ir tos tautos praradimas. Ir atgimimas, tai yra sąjūdis, kuris į sporto rūmuose tada susirinko ir jisai patikėjo, kad vis dėlto gali būti antroji vasario 16. Ir po to gimė kovo 11. Tai aš džiaugiuosi, kad mes gyvenam nepriklausomai Lietuvoje, aš džiaugiuosi, kad ir kaip mums sunku būtų, kad ir kaip mes čia bartumėmės, ginčytumės, nesutartumėm, bet vis dėlto mes esam nepriklausoma Lietuva. Ir norėčiau, kad Lietuva liktų respublika, o respublika, kaip žinote, tauta ir žmonės nusprendžia. Labai nenoriu, kad Lietuva liktų administracinis vienetas Briuselio. Labai nenoriu, kad Briuselis nurodinėtų, kokį įstatymą priimti, kada valgyti, kada eglutę puošti, kada kokią kalbą kalbėti, kokią abėcėlę mes turėtumėm turėti, nes to nebuvo. Tai dar kartą aš sakau, aš būnu Palangoje, vaikštau tarp pušynų, prie jūros. Ir aš visai galvoju, mes turime unikalią gamtą, mes turime savo kalbą, mes turime savo tradiciją, mes turime savo tautą. Tai tikrai visus kviečiu švęsti vasario 16, nes tai yra unikalu. Tai yra tie žmonės padarė labai daug dėl mūsų valstybės. Ją mes turime išsaugoti.